Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu nealkoholinių saldintų gėrimų apmokestinimą akcizais nuo 26 metų sausio 1 dienos. Nuo 26 metų sausio 1 dienos Lietuvoje akcizo objektu tampa nealkoholiniai saldinti gėrimai. Nealkoholinių saldintų gėrimų sąvoka yra apibrėžta akcizo įstatymo 3 straipsnėje. Nealkoholiniai saldinti gėrimai tai pridėtinių cukrų, kai jų kiekis 100 ml gėrimo viršija 2,5 g ar saldiklių turintis vanduo, mineralinis vanduo ir kiti gėrimai, kurie nepriskiriami prie alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio. Saldintais gėrimais akcizų tikslais laikomi ir gėrimo koncentratai. Gėrimo koncentratai tai maisto produktai, kuriuos skiedžiant vandeniu arba kitais skysčiais ruošiami nealkoholiniai saldinti gėrimai. Tuo tarpu gėrimo koncentratais nelaikomi farmacijos produktai, medicinos priemonės, specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, maisto papildai, pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai. Dabar aptarsiu, kada saldinti gėrimai tampa akcizo objektu. Nealkoholiniai saldinti gėrimai, kuriuose pridėtinių cukrų kiekis 100 ml gėrimų yra 2,5 g ir mažiau, bei kurie neturi saldiklių, nelaikomi akcizo objektu. Tuo atveju, jeigu minėti gėrimai papildomai turėtų saldiklių, nepriklausomai nuo saldiklių kiekio, jie būtų laikomi akcizo objektu. Pavyzdžiui, šaltos arbatos gėrimai, kuriuose pridėtinių cukrų kiekis 100 ml gėrimų viršija 2,5 g arba jie turi saldiklių, nepriklausomai nuo jų kiekio produkte, laikomi akcizo objektu. Tačiau natūralios sultys, neturinčios pridėtinių cukrų ir ar saldiklių, nelaikomos akcizo objektu. Tirpieji kavos, kakavos, arbatos gėrimų, greito paruošimo kisieliaus koncentratai ir panašiai, atitinkantis akcizo įstatymo 3 straipsnėje 22 prim. 1 ir 17 prim. 1 dalyse nurodytus požymius laikomi akcizo objektu. Tai yra, jeigu maisto produktuose, kurių paskirtis arba viena iš paskirčių ruošti nealkoholinius saldintus gėrimus, skiedžiant juos vandeniu arba kitais skysčiais, pridėtinių cukrų kiekis 100 ml, jeigu jie skysti, arba 100 g, kitais atvejais viršija 2,5 g ir ar turi saldiklių, tokie gėrimo koncentratai, laikomi akcizo objektu. Gėrimo koncentratai, kuriuose pridėtinių cukrų kiekis 100 ml ir arba 100 g gėrimo koncentrato yra 2,5 g ir mažiau, bei kurie papildomai turi saldiklių, nepriklausomai nuo saldiklių kiekio, laikomi akcizo objektu. Tuo atveju, gėrimo koncentratai, kuriuose pridėtinių cukrų kiekis 100 ml ir arba 100 g gėrimo koncentrato yra 2,5 g ir mažiau, bei kurie papildomai neturi saldiklių, nelaikomi akcizo objektu. Pažymėtina, kad gėrimo koncentratai, kuriuose yra tik natūralios kilmės cukrų, tai yra iš vaisių, uogų esančių cukrų, pavyzdžiui, sulčių gėrimo koncentratas, kuris yra skiedžiamas vandeniu bei gaunamas nealkoholinis saldintas gėrimas, nėra laikomas akcizo objektu. Prievolė mokėti akcizus atsiranda, jeigu už juos akcizai nesumokėti ir saldinti gėrimai yra verslo reikmėms gauti iš kitos ES valstybės narės arba verslo reikmėms pagaminti Lietuvos Respublikoje arba importuojami arba įsigyti verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje. Atkreipiame dėmesį, kad nealkoholiniams saldintiems gėrimams nėra taikomas akcizo mokėjimo laikinojo atidėjimo režimas bei specialiai akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tvarka. Nealkoholinių saldintų gėrimų gamybai nėra nustatyti reikalavimai steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Dabar aptarsiu, kuriuo momentu atsiranda prievolė mokėti akcizus Lietuvoje. Lietuvoje pagamintų nealkoholinių saldintų gėrimų ir ar gėrimų koncentratų laikomas galutinis produktas, kuris yra tinkamas patiekti į rinką. Tai yra, į pardavimų skirtą pakuotę išpilstytas nealkoholinis saldintas gėrimas ar gėrimo koncentratas. Iš kitų ES valstybių narių už nealkoholinius saldintus gėrimus ir ar gėrimo koncentratus
tiek fasuotus į pardavimui skirtą pakuotę, tiek nefasuotus ir skirtus išpilstymui, fasavimui, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti akcizus atsiranda juos atgabenus į Lietuvą. Gėrimo koncentratų, sirupų, skiedimas vandeniu ar kitų skysčių viešojo maitinimo įstaigoje akcizų įstatymų taikymo tikslais nelaikomas nealkoholinių saldintų gėrimų gamyba. Tuo atveju, jeigu nealkoholiniai saldinti gėrimai iš kitos ES valstybės narės yra atgabenami į Lietuvos komercinį sandėlį laikinam saugojimui Lietuvoje, jų nerealizuojant, neparduodant, ir vėliau šie gėrimai yra išgabenami kitą valstybę narę, prievolė mokėti akcizus Lietuvoje ir įsiregistruoti akcizų už nealkoholinius saldintus gėrimus mokėtojais atsiranda asmeniui, atgabenusiam nealkoholinius saldintus gėrimus Lietuvos komercinį sandėlį. Komerciniams sandėliams laikinam saugojimui priimantiems nealkoholinius saldintus gėrimus rekomenduotina įsitikinti, ar asmuo atgabenantis šios gėrimus yra įvykdęs minėtasias prievoles. Kadangi nealkoholiniai saldinti gėrimai tapo akcizų objektu nuo 26 metų sausio 1 dienos, todėl prievolės mokėti akcizus už nealkoholinius saldintus gėrimus, kurie buvo atgabenti iš kitų ES valstybių narių ar pagaminti Lietuvoje, iki 25 metų gruodžio 31 dienos nėra. Įsiregistruoti akcizų už saldintus gėrimus mokėtojų privalo asmuo saldintus gėrimus gaunantis verslo reikmėms iš kitos ES valstybės narės ir arba asmuo Lietuvos Respublikoje gaminantis saldintus gėrimus. Šie asmenys turi valstybiniai mokesčių inspekcijai pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta prašymą įregistruoti akcizų mokėtojų pateikusio asmens pavadinimas ir mokesčių mokėtojų identifikacinis numeris. Prašymo pavyzdinę formą galima rasti ir valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainėje pasirinkus rinkmenus atviri duomenis, informaciją apie akcizus ir atidarius prašymo įregistruoti akcizų už saldintus nealkoholinius gėrimus pavyzdį. Prašymas siunčiamas elektroniniu pašto adresu vmi@vmi.lt. Akcizo įstatymo 76 straipsnį nurodyta, kad akcizų už saldintus gėrimus mokėtojų yra registruoti akcizų už saldintus gėrimus mokėtojai, saldintų gėrimų importuotojai ir asmenys verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigijantys saldintų gėrimų, už kurios akcizai Lietuvoje nesumokėti. Tarifai saldintiems gėrimams yra numatyti akcizų įstatymo 78 straipsnį. 78 straipsnio pirmoje dalyje nurodyti akcizų tarifai saldintiems gėrimams, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra saldiklių išskyrus gėrimo koncentratus, taikomi tokie akcizų tarifai. Saldintiems gėrimams, kuriuose pridėtinių cukrų 100 ml gėrimo yra mažiau kaip 8 gramai, taikomas 7,4 € už produkto hektolitrą akcizų tarifas. Saldintiems gėrimams, kuriuose pridėtinių cukrų 100 ml gėrimo yra 8 gramai arba daugiau, taikomas 21 € už produkto hektolitro akcizų tarifas. Akcizo įstatymo 78 straipsnio pirmoje dalyje nenurodytiems saldintiems gėrimams, turintiems pridėtinių cukrų, kurio 100 ml gėrimo yra iki 2,5 gramo ir saldiklių arba tik saldiklių, taikomas 7,4 € už produkto hektolitrą akcizų tarifas. Gėrimo koncentratams taikomi akcizų tarifai nurodyti akcizų įstatymo 78 straipsnio antroje dalyje. Tai yra 105 € už produkto hektolitrą akcizų tarifas taikomas gėrimo koncentratams, jeigu yra skysti, arba 4,3 € už produkto kilogramą akcizų tarifas taikomas gėrimo koncentratams kitais atvejais. Akcizų įstatymo 77 straipsnėje yra numatytos tam tikros lengvatos. Tai yra atvejai, kai saldinti gėrimai yra atleidžiami nuo akcizo. Taigi, nuo akcizo atleidžiami saldinti gėrimai akcizų įstatymo 19 straipsnio pirmoje dalyje nurodytais atvejais į kitą ES valstybę narę išgabenti saldinti gėrimai skirti farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų, pradinio maitinimo kūdikių mišinių, tolesnio maitinimo kūdikių mišinių gamybai, farmacijos produktų kontroliai bei kitai farmaciniai veiklai vykdyti. Taip pat saldinti gėrimai naudojami valstybinė farmacijos produktų ir maisto kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti.
Taip pat nuo akcizo yra atleidžiami saldinti gėrimai skirti maisto produktų gamybai, saldinti gėrimai panaudoti etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir saldintų gėrimų, už kurias akcizas sumokėti gamybai, nefasuoti saldinti gėrimai pagaminti viešojo maitinimo įstaigose. Pažymėtina, kad šis atleidimo atvejis netaikomas sufasuotiems nealkoholiniams saldintiems gėrimams. Tai yra už viešojo maitinimo įstaigoje pagamintus nealkoholinius saldintus gėrimus, kurie yra sufasuoti, atsiranda prievolė mokėti akcizus. Nuo akcizo atleidžiami saldinti gėrimai panaudoti buitiniams bandymams gamybos metu atlikti, privalomiems tyrimams, kai saldintų gėrimų pavyzdžiai paimami tam galiotų institucijų, taip pat saldinti gėrimai skirti moksliniams tyrimams. Taip pat verslo reikmėms Lietuvoje Respublikoje įsigyti saldinti gėrimai, jeigu už šios gėrimus akcizai jau sumokėti, gaunant juos iš kitos valstybės narės, importuojant ar pagaminus juos Lietuvoje. Akcizo už saldintus gėrimus mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos asmuo turi pateikti akcizo deklaraciją AKC 430 bei sumokėti akcizų mokestį, jeigu susidaro mokėtina suma. Jeigu per mokestinį laikotarpį deklaruotinų įvykių nebuvo, registruotas akcizų už saldintus gėrimus mokėtojas turi teikti nulinę deklaraciją. Deklaracija AKC 430 užpildoma realiuoju laiku per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninį deklaravimo sistemą. Pildant AKC 430 deklaraciją rekomenduojama naudoti Google Chrome naršyklį. Akcizo deklaracija susideda iš šių dalių – bendrieji duomenys ir prekių lapas. Pirmiausia, užpildykite bendruosius deklaracijos duomenis. Nurodykite mokestinį laikotarpį ir pasirinkite akcizų mokėtojų tipą. Jeigu pasirinkote neteisingą laikotarpį ar akcizų mokėtojų tipą, deklaraciją pildykite iš naujo. Norėdami tęsti deklaracijos pildymą, spauskite mygtuką Kitas lapas. Atsivėrusiame prekių lape pasirinkite prekę iš sąrašo. Įvykių sąraše bus pateikiami tik jums galimi įvykiai. Pasirinkite reikiamą įvykį. Įveskite prekių kiekį. Deklaruoti nulinių kiekių nereikia. Kiekio matavimo vienetai yra pateikti prie pasirinktos prekės. Akcizų tarifai pasirenkami automatiškai. Įvykiui tenkanti akcizų suma apskaičiuojama automatiškai ir pateikiama prie kiekvieno įvykio. Jeigu operacijas atliekate ne su vienos rūšies akcizais mokestinamomis prekėmis, tai įvykius su kitomis prekėmis galite suvesti paspaudę mygtuką Pridėti prekę. Atsivėrusiame prekių lape pasirinkite kitą prekę iš sąrašo. Įvykių sąraše pasirinkite reikiamą įvykį ir įveskite prekių kiekį. Jeigu pasirinkote netinkamą įvykį ar prekę, tai jį pašalinti galite paspaudę šiukšliadėžės ikoną. Paspaudus mygtuką Pridėti įvykį galėsite suvesti kitą įvykį pasirinktai prekiai. Pavyzdžiui, dalis Lietuvoje pagamintų prekių buvo išgabenta į kitą ES valstybę narę. Tam pasirinkite reikiamą įvykį, tai yra išgabenti į ES arba eksportuoti saldinti gėrimai, bei nurodykite išgabentą kiekį. Išgabenimą patvirtinančius dokumentus turėti būtina, tačiau jį teikti su deklaracija nereikia. Įvykiui tenkanti akcizų suma apskaičiuojama automatiškai ir pateikiama prie kiekvieno įvykio, o bendra suma pateikiama prie konkrečios prekės esančiame laukelyje akcizų suma. Baigus pildyti prekių lapą, galite grįžti į pagrindinį bendrųjų duomenų lapą paspaudus mygtuką Ankstesnis lapas. Jame atvaizduojama bendra akcizų prievolė. Šioje vietoje teigiamas skaičius reiškia, kad apskaičiuota mokėtina suma, jeigu pateikiamas neigiamas skaičius, tai reiškia, kad apskaičiuota grąžintina akcizų suma. Spauskite Tikrinti ir Pateikti. Jei mygtukas Pateikti neaktyvus, reiškia, kad deklaracijoje vis dar yra pildymo klaidų. Atidžiai peržiūrėkite užpildytus duomenis ir ištaisykite klaidas. Atlikę korekcijas, vėl spauskite Tikrinti ir nenustačius klaidų, spauskite Pateikti. Sėkmės atveju jūs informuojame apie sėkmingai pateiktą deklaraciją. Akcizus už importuojamus saldintus gėrimus administruoja Lietuvos muitinė. Tai yra akcizai deklaruojami ir mokami Lietuvos muitinėje.
Už importuotus saldintus gėrimus akcizai mokami tokiais pačiais terminais, kaip būtų mokami importo muitai už šios produktus, jeigu jie šiam produktui būtų nustatyti, kaip tai nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, jį papildančiuose ir įgyvendinančiuose ES teisės aktuose. Dabar pateiksiu keletą dažniausiai užduodamų klausimų. Primenu, kad atsakymai dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami ir nuolat papildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje. Ar sąskaitose faktūrose, BVM sąskaitose faktūrose ir ar kituose dokumentuose, parduodant nealkoholinius saldintus gėrimus, privaloma išskirti akcizus. Akcizų suma sąskaitose faktūrose, BVM sąskaitose faktūrose turi būti išskiriama paprašius pirkėjui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų tvarka susigrąžinti akcizus. Kadangi Lietuvoje įsigyjami nealkoholiniai saldinti gėrimai turi būti jau apmokestinti akcizais ir pirkėjo aktualu turėti tai pagrindžiančius įrodymus, todėl rekomenduojame šios informacijos pateikimą su verslo partneriais aptarti sutartyse. Apskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį už nealkoholinius saldintus gėrimus, akcizai turi būti įtraukti. Tai yra pridėtinės vertės mokestis, kaip skaičiuojamas nuo visos prekės apmokestinamosios vertės kartu su akcizais. Nealkoholiniai saldinti gėrimai neturi būti ženklinami banderolėmis. Nealkoholiniai saldinti gėrimai atsigabenti iš kitų ES valstybių narių arba pagaminti Lietuvoje bei skirti reklamai ir reprezentacijai nėra atleidžiami nuo akcizų. Teisės aktai, kuriais remiantis buvo parengtos mokomosios skaidrės. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiomis nuorodomis. Ačiū už dėmesį.